Žodiniai uždaviniai tema. Žodiniai. Ir pirma užduotis, skaitom sąlyką ir bandome atlikti veiksmą ir parašyti atsakymą, gerai? Pirma sąlyga, prie 56 pridėkite 98 ir 89 skirtumų. Prie 56 pridėkite 98 ir 89 skirtumų. Kas man pasakys, kaip tą veiksmą užrašyti? Nesupranti. Pridėti tai yra pliusas, o skirtumas tai yra minusas. Rankos kyla. Prie 56 pridėkite. Nojus. Lukas. Lukai. Tai reikia prie 56 pridėti 98. Gausime 150. Ne. Mokytoja. Ne, tai reikia pridėti skirtumą. Prie namelio pridėti lapę. Mokytoja, galima. Taip. Tai jeigu Luko šitų sprendimų, kad teisinga būtų, reikėtų padėti prie 98 skliaustus ir atimti 89. Taip. Prie 56 pridėti kažką. Didelį. Taip. Užsirašom šitą veiksmą, kaip teisingai reikėjo užrašyti. Taip. Prie 56 pridėti kažką labai didelio. Tai tą didelį aš apskliaudžiu. Supratom ar ne? Dabar beliko apskaičiuoti taip, kaip skaičiuoja penktokai. Pirmiausia, skaičiuosime skliaustelyje, o su ką darysime su šitu? Perrašysim. 56 perrašau, plius ir skliaustelėje suskaičiavę gauname 9. Ir dabar paskutinis veiksmas sudedam. 65. Kadangi čia yra paprasti skaičiai, čia nėra nei mokiniai, taip, nei mokiniai, nei gervės, taip, nei paukščiai, nei knygos, tai nėra tokių matavimo vienetų, yra paprastos skaičius ir atsakymas yra 56, bet jį reikia būtinai parašyti, nes čia buvo žodinė sąlyga. Aišku, ar aišku? Skaitome antrą sąlygą. Antra sąlyga. Skaičių sumą sumažinkite 26, ten kur nesimato yra 26. Skaičių sumą sumažinkite 26. Kaip užrašyti veiksmą? Kaip? Kažko trūksta. Tai žinau. Šeši. Nu jo. Ar suprantama, šitą sumą reikia sumažinti? Ta suma yra didelė, aš už tai ją apskliaudžiu. Pirmiausia, skaičiuojame, aš pasakysiu šitą. Pirmiausia, taip. Ar paklausiu nori? Aš norėjau paklausti. Bet čia šiaip nebūtina skliausti. Tai nebūtina, bet visą laiką skliaudžiam, būtina ar nebūtina. Nes reikia iš sumos atimti, tos suma yra didelis krokodilas, tai apskliaudžiu, taip? O ten mano atsakymas tai 65. Ačiū. Kaip aš čia taip nurašiau. Jau blogai nurašiau, niekas man nepasakė. 65. Ir atimsime ir pirmiausia taip. Iš tos sumos atimsime 26, bet pirmas veiksmas yra skliausteliuose, pirmiausia surasime sumą, taip? Surandame sumą, gauname 100, tada atimame 26 ir gauname 74. Šie veiksmai yra nesunkus, čia yra visa esmė, kaip teisingai užrašyti ir apskaičiuoti. Ir atsakymas yra 74. Iš viso buvo krūva
268 vytelės, tai vytelės tai yra tokie pagaliukai ir jie yra lankstus. Juos ten taip pat apvynioja ir pasidaro krepšiai. Iš pradžių taip pritvirtina jo pagaliukus, o paskui apvynioja. Tai iš viso vytelių turėjome krūvą 268. Taip, va čia krūva vytelių, įsivaizduojat? Iš tų vytelių padarė 9 didelius krepšius, pintinės didelės, taip, 9 didelės pintinės ir 5 mažas. Aišku, šitas 9, šitas 5. Kiekvienam mažam krepšeliui sunaudojo 14 vytelių. Va šitam krepšeliui reikia 14 tų pagaliukų. Taip? Tai mes galime surasti, kiek pagaliukų sunaudojom gamindami mažus krepšelius? Ar galime? Kiek? Veiksmas. 5 kart 14 mes sunaudojom mažiem krepšeliam. Tai jeigu aš iš visų vytelių atimsiu 5 kart 14, kiek sunaudojau mažiem krepšeliam, tai vytelės liks kuriem krepšeliam? Dideliem. Taip? Tai dideliem krepšeliam vytelių reikėjo 268 minus, kiek reikėjo mažiem krepšeliam? 14 kart 5. Tai va šitas veiksmas rodo, kiek vytelių lieka dideliem krepšeliam. Reikia. O mūsų klausia, kiek vytelių reikia vienam dideliam krepšiui. Ne visiems, o vienam. Tai kaip surasime kiekvienam? Taip, nes 9 buvo krepšiai dideli, čia visiems reikėjo tiek vytelių, o vienam tada padalinta iš 9. Sunku? Ne. Sąlygų rašyti nereikia. Ar aš prašiau rašyti sąlygas? Ką tu čia reikia? Namų darbų bus prisekto šito sąlygų. Prie klasės darbų pakeisi. Padalinta iš 9. Nu ir dabar reikia apskaičiuoti ir matavimo vienetai šito uždavinio bus vytelės, taip? Kiek reikia vienam krepšiui ko vytelių. Tai pirmiausia atliksime veiksmus skliaustelėje. Skliausteliuose visų pirma šitą veiksmą atliksim, taip? Pabraukiu, o visą kitą perrašau. Žinokit, čia mintinai susidaugina, išeina 70. Ir tada jeigu mes čia pabraukiam, tai ir kitose pabraukti pirmą veiksmą. Nes mes pirmojo ir antrojo nepabraukiam. Ar pirmo veiksmo? Jo. Nu tai jo, galima ir pabraukti. Nors mes jau skaičiavom nemažai, tai čia pabraukiu, nes čia labai veiksmas sudėtingas ir ilgas. Dabar atliksiu skliausteliuose, atimsiu, gausime 198. Ir dabar reikės dar dalinti iš 9. Kampu dalinsim. 22. Lygu 22. Ir vytelės, taip? Galima trumpinti. Vyt. Ir atsakymas. 22 vytelės. Supratom? Gerai, skaitome sąlygą 4, taip? Taip, aš ir čia iš čia pasakysiu. Tadas turėjo nuvažiuoti 735 km. Pirmą dieną jis nuvažiavo 156, o antrą dieną 2 kartus daugiau. Kiek kilometrų liko nuvažiuoti trečią dieną? Šitą uždavinį su keliais patogu brėžti priešų. Jisai iš viso turėjo nuvažiuoti. Taip, iš viso turėjo nuvažiuoti. Tai mūsų nusibrėž 156 km. Taip. Iš viso turėjo nuvažiuoti. Kažkur aš čia tą skaičių. Nes šiandien pirmą dieną. 735 km. Iš viso turėjo nuvažiuoti 735 km.
Tada pirmą dieną jis nuvažiavo 156. Va čia va parašau 156 kilometrai, taip? Ir tai yra pirma diena. Ar aišku? Aišku viskas. Antrą dieną 2 kartus daugiau, tai negu pirmą dieną, taip? Tai man nereikia atsakymo, man reikia veiksmų. 156 kartų. Tai antrą dieną daugiau, taip? Va čia antrą dieną, pilnelis, 156 kartų 2 kilometrų ir tai yra antra diena. Ir klausia, kol nusipiešti, nes kiti dar nenusipiešti. Kiek kilometrų turi nuvažiuoti, ar liko nuvažiuoti trečią dieną. Tai va čia yra klaustukas. Taip. Ir trečią dieną. Rašysime veiksmus. Dabar mums reikės trečios dienos likusių kilometrų skaičiaus. Kiek čia yra? Rankos vis tos pačios, galėtum, bet negali, ranką gali nuleisti. Kiek kilometrų liko nuvažiuoti trečią dieną? Man reikia veiksmą pasakyti. Čia kažkas neteisingai parašė. O kas yra? Kaip mes galime atimti iš 735 km 1562 km? Va čia 1500. Tai 156 kartų. Tai čia... Viskas čia gerai. Sonata, pasakyk veiksmą. Nėra šitos viskas. Kaip aiškėti? Iš viso kelio. Iš 730 km reikia skliaustuose. Atimti. Jo, atimti 156 kartų. Viskas? O šitus kada atimsi? Taigi reikia iš viso 135 atimti šitą ir šitą, taip, kartu. Taip. Galėtų būti taip, kad 156 kartus skliaustas užbaigtų ir tada atimti 156 galėtų. O dar vienas variantas. tai čia tada po 156 kartų ir tada skliaustuose pridėti 156. Kiek nuvažiavom per 2 dienas, taip, atimti iš viso kelio ir liks kiek trečią dieną. Taip? Ir tavo buvo geras sprendimas. Aišku, dabar beliko išspręsti. Tai pirmiausia, skliausteliuose darysime ir skliausteliuose darysime daugumą. Tai bus 735 minus. Sudauginu aš iš 2 mintinai išeina man 318. Jau taip pat
Ne, 212. Plius tada 156. Tada sudėsim, taip. Tada bus 735 minus 468. Gerai čia skaičiuoju, taip? Ir dabar beliko atimti, gal pavyks mintinai. Iš 5, 8, iš 15, 8, 7. Tada čia pasiskolinam 1, iš 12, 6, 6 ir čia pasiskolintas 1, 2. Man išėjo 267 km. Taip? Ir jums taip išėjo? Šaunuolime. Kilometrai. Kadangi neturiu čia kur rašyti atsakymą, tai aš atsakymą pabraukiu, bet jūs parašote ATS 267 km. Būtinai rašykime matavimo vienetus, apie ką uždavinėje kalba. Dabar aš skaitau sąlygą, nes girdžiu tokią tylą. Aš skaitau sąlygą gerai, iš čia skaitau. 3 pagalvės ir 1 antklodė kainuoja 130 eurų. Kiek kainuoja antklodė, jei ji 50 eurų brangesnė už pagalvę? Kas turi idėjų? Gerai, turi atsakymą. Atsakymą pasirašyk į sąsiuvinį, parašyti. Neturiu veiksmų. Galiu veiksmą pasakyti? Nespėjau, palauk. Nespėjau. Uždavinys yra penktas. 3 pagalvės. 1, 2, 3. Ir antklodė kartu kainuoja Mušimus įbrėžto. 130 eurų. Kas nesupranta, tas piešia. Kartu kainuoja 130 eurų. Aišku ar ne? 130 eurų. Aiškinu sprendimą. Pasakyti, kad antklodė yra 50 eurų brangesnė už pagalvę. Taip? Čia yra 3 vienodos kainos, o čia yra 50 eurų daugiau negu pagalvė. Taip? Aišku. Tai dabar jeigu aš nuo antklodės nupjausiu 50 eurų, tai liks tiek pat, kiek pagalvė? Taip. Liks tiek pat, kiek pagalbė, taip ar ne? Bet aš tada tą 50 eurų ir nupjausiu iš bendros sumos, nes aš tą antklodės kainos dalelę panaikinau. Tai atėmus iš čia 50 eurų gausime 80 eurų. Ir už 80 eurų tada išeina, kad mes galėsime pirkti 1 pagalvę, 2 pagalvę, 3 pagalvę ir čia galėsime ką pirkti? Antklodės. Pagalvę. Nes čia liko pagalvės kaina. Tai aš nuo antklodės nupjovau 50, liko pagalvės kaina. Supratom ar ne? Už 80 eurų mes galėsime pirkti pagalvę, pagalvę, pagalvę ir pagalvę. 4. Tai kaip surasti pagalvės kainą? Reikia tiesiog 3 pagalves nupirkti minus 60 ir mes žinosim, kiek. Teisingai, dar kas kaip pagalvę suras? Aš kažkaip galvoju, kad 80 tiesiog padalinti 4. Arba 80 padalinti iš 4. Taip ar ne? Bet už 80 mes įsigijame 4 pagalves. Kam neaišku, vaikučiai piešia? Tai veiksmas pagalvės kaina yra 80 padalinta iš 4 yra 20 euriukų, taip? O ko čia mūsų klausė? Kiek kainuoja antklodė, tai reikia dar pridėti 50 eurų sužinoti. Tai reikia prie šito 20 pridėti 50 ir išeis 70 eurų. Kas atliktų vienu veiksmu, tai iš viso būtų stebuklas. Jeigu vienas veiksmas, tai atrodytų taip. 80 padalinta iš 4 ir plus 50. Čia būtų vienu veiksmu užrašymas, o galutinis atsakymas yra 70 eurų iš 4. Mes padarėme, aš padariau 2 veiksmais, čia būtų vieno veiksmo rezultatas. Pakelkite ranką, kas atsakymą man nespėjau suskaičiuoti, suskaičiavo ir gavo gerą už 70 eurų. Taip yra mokinių. Dabar aš nurašysiu veiksmą ir parodysiu loginės matematikos klaidas. Galima? Šitą uždavinį mes sprendėm, dabar niekas nieko nerašo. Nebent nori šitą uždavinį paklausti. Nori kas nors ko nors paklausti? Nenori. Dabar parodysiu blogą užrašymą, kad toliau tokie užrašymai nesikartotų arba kartotųsi kuo rečiau. Gerai? Nuvalau ir rodau užrašymą, kuris yra totaliai blogas. Totaliai tai reiškia visiškai. Tuoj mes pasižiūrėsime, kokio
kokios loginės matematinės klaidos gresia. Tai nėra apie šitą uždavinį, tai yra tiesiog kažkokie tai skaičiai. Man reikėjo atlikti tokį veiksmą, prie 70 pridėti 80. Nu, ten kažką man reikėjo sudėti. Nu, aš sudėjau ir gavau 150, taip? Gavau čia 150, bet paskui sąlygoje ten buvo, tarkim, 3 pagalvių kainos čia. 3 pagalvių, man reikėjo rasti vienos. Tai aha, čia sakau 3, tai aš padalinsiu iš 3, taip? Ir gausiu 50. Žiūrime į šitą veiksmą. Dabar, ar šitas veiksmas yra geras? Kur čia yra klaida? Kiek va čia yra lygų? 150. 150. O kiek čia yra lygų? 50. Ir pas jūs išeina pagal šitą sprendimą 150, lygų ir 50. Čia yra logiškai blogai užrašyta, nes jeigu aš čia gavau 150 taškas, aš ir gavau 150, aš negaliu po to dalinti jį iš kažko dauginti. Čia buvo vienas veiksmas, jisai baigėsi, taip, 3 pagalvių kainos. Čia veiksmas baigėsi, taip. Tada aš iš naujos eilutės vienos pagalvės kainą skaičiuoju 150, dalinu iš 3 ir gaunu 50. Negalima tęsti veiksmą. Pirmasis dėmuo 30, o antrasis dvigubai didesnis, raskite sumą. Suma sudaro dėmuo ir dėmuo. Pirmasis dėmuo 30, o antrasis koksai? O antrasis? 30 kartų. Tai čia suma surasta vieno dėmens ir kito? Dėmuo suma. Taip. Pirmas dėmuo yra 30, o antras dėmuo yra 30 kartų. Tai gerai aš čia parašiau. Ir reikia rasti tų dėmenų sumą. Tai gerai parašiau. Taip? Lygų 90. Tai pirmiausia sudauginam, čia labai paprasta, 30 plus 60, dėmenų suma lygų 90, čia yra atsakymas. Aišku? Taip. Jokios čia reikės. 7. Žinomas turinys, atėminys reikia rasti skirtumą. Kaip rasti? Reikia... Vienas tik tai vaikas kalba, tegu visi pagalvoja, nes visi kiti atsipalaidavę. Reikia iš 2020 atimti. 260, aš čia matau skaitau iš pirmo suolo rašo. Tai aš tik tai skaitau, nes jisai su manim dešinė. Tai 1020 jisai rašo, turinys, taip, o tai atėminys ir gausime skirtumą. Minus 260 ir gausime skirtumą. Ir atėmę turėsim, galim skirtumą skaičiuoti galim minai, bet reikia paskui skaičiuoti. Gauna 760. Gauna gerai? Gauna lygis. Atsakymas 760. Toliau 8 užduotis. Dalinys 370, dalyti visi 60, raskite lygį. Ką reikia daryti? Dalinti. Dalinti dalinį iš daliklių. Dalinam. 370 padalinti iš 60. Kad ras liekamą reikia dalinti kampu, taip? 370 kampu dalinti iš 60. Į 360 netelpa. Į 37 netelpa. Į 370 telpa. Kartų 6. 360 atima 10. Viskas? Viskas. Nebėra daugiau ką nusikelti, atimtis įvyko. Tai gauname nepilną galmenį 6 ir liekame 10. Bet jūsų klausimas buvo, kokia liekana. Tai į atsakymą rašome
10. Supratom? Taip? Taip. Kokį skaičių reikia padalinti iš 15, kad gautume 20? Kokį skaičių padalinti iš 15, kad gautume 20? Gal 15 ir 20? Taip. Tas skaičius yra 15 kart 20. Dabar pasiaiškinsime, kodėl. Kažkokį tai skaičių reikia padalinti iš 15, kad gautume 20. Kas čia yra nežinomas? Dalinys. Nežinomas laba diena yra dalinys. Ir norint rasti nežinomą dalinį, reikia dalinį dauginti iš dalimens. Dauginį neturime. 300. Ir atsakymas čia yra 300.